Spręskime keletą pavyzdžių, pritaikytų, ką tik minėtos rodiklinės funkcijos savybės. Galėtų būti toks uždavinys. Nustatykite, ar funkcija f nuo x yra didėjanti ar mažėjanti. Funkcija yra duota f nuo x lygu 0,3 laipsnio rodiklis minus x. Kad atsakyti tokios užduoties klausimą, būtina įsiminti. Reikia sutvarkyti laipsnio rodiklį taip, kad koeficientas prie x laipsnio rodiklyje būtų teigiamas. Tai kaip matot, pasirašom pagrindą į paprastąją trupmeną ir žinom, kad keliant neigiamų laipsnio rodiklių, rašom pagrindui atvirkštinį. 10/3 ir laipsnio rodiklis tampa teigiamas. Ir dabar jau galima daryti išvadą. Kadangi gautas pagrindas 10/3 yra didesnis už vienetą, tai tokia funkcija yra didėjanti. Kita funkcija yra f nuo x lygu 2/40 laipsnio rodiklis minus 2x. Vėlgi susitvarkom pagrindą 2/40, tai yra 12/5 ir pakėlus neigiamų laipsnių rodiklių pagrindų įrašom atvirkštinį 5/12. Kadangi 5/12 yra nuo 0 iki vieneto, tai tokia funkcija yra mažėjanti. Ir dar kartą akcentuoju, kad norit nustatyti funkcijos rodiklinės didėjimą ir mažėjimą, reikia sutvarkyti laipsnio rodiklių koeficientą. Tai yra koeficientą prie x, jis visada turi būti teigiamas.